Durys, reiškia, kambarys toks didelis, salionas, čia sujungtas su virtuvė, šaldytuvas ten, čia atsidaro miegamųjų durys. Ir šiandien toks pachmelingas, visiškai pachmelingas, eina link šaldytuvo tiesiai, pakeliai eidamas nudengia narvelį su papuga, atsidaro šaldytuvo durelės, taip, alaus, išgeria, uždaro šaldytuvą, uždengia narvelį ir eina vėl miegot. Balsas jūsų narvelio. Zajebys diena praėjo. Troleibusų sustojimas, stovi toks inteligentas, su šlipsiuko, akinukai, viskas toks. Privažiuoja troleibusas, durys atsidaro, jis taip močiutės visas pašaustas, nepraleidžia, taip gražiai užlipa, padeda įlipti, viskas, vaikučių suleidžia, viskas taip tvarko, atsargiai, portfeliukas, viskas tvarko, ir jau, mato, nieko nėra, jau pats lipa ir durys, tai kad taip, prispaudžia jam šitą. Tu, jum, блядь, и правильно važiuoja тролликас, блядь, ёб твою мать, пиздец, ну, блядь, скажите этому козлу водили, блядь, чтоб нахуй остановил, блядь, козел, ты ж, блядь, голову нахуй мне оторвешь, ёбы, тебе не матери, блядь, я же тебя замочу, козла, если остановишься, тише, блядь, durys atsidaro, įlipa į vidų, tai prakaidinis išlasta pasitaiso, šlipsa, извините, был напуган. Medicinos institute egzaminas ir dėstytojas klausė studentus. Sakyk, prašau, kokiu būdu kvėpuoja embrionas? Embrionas, jo. Nu, gal per makštį? Naujas rusas Ciuriche atvažiuoja taip prie banko, su tokiu auksiniu Bentliu. Ir užėjame į banką, sako, atsiprašau, aš norėčiau pas jumis pasiimti paskolą. Sako, nu, ta prašom, žinoma, kiek jums reikia? Nu, man reikia $30. Sako, nu, tai, bet mes tokios, nu, mes, žinot, nu, mes tiekiam paslaugas, bet, nu, mums reikia kažkokio tai užstatą, suprat. Tai va, blia, pro langą, matai, stovi Bentlis auksinis, viskas, raudonmedžio parketas, čekiška liustra, viskas, viduje kavo, prašau, pasiimk, huli, davė $30, tai įvarė, reiškia, Bentlį į saugyklas, nahui, žemyn nuleido. Jisai grįžta po mėnesiui paskolą pasiėmė, tą $30. Sumokėjo ten tos procentus, net kažkokius tai, sėdo į Bentlį, išvažiuoja ir vadybininkas taip, blėt, kažkaip iš saugyklos iškėlė tą Bentlį, sako, jūs tokią mašiną turite, aš nesupratau, jūs ką, neturėjot $30 paprastų mėnesiui, sako, blėt, bet įsivaizduok, blėt, kokį neturėjau, aišku turėjau, bet tai kur tu, blėt, Ciuriche miesto centre, blėt, rasi parkingą Bentlį už $1 į dieną, blėt, nu, atostogos važiavau. Skambutį, sako, alio, atsiprašau, čia senjoras Rodas. Jo, suprantat, čia jums skambina jūsų užmiesčio vilos namų valdytojas. Jo, Rodrigesai, jo, klausau, čia aš. A ką, kas nors atsitiko? Nu, suprantat, senjorė Rodai, čia dalykas toks, suprantat, jūsų papūgai ten, atsimenu, Flauberas, tas buvo labai protingas, kur eilėraščius, jisai numirė. Kaip numirė? Nu, matot, jisai užvalgė 2 selenus ir numirė. Palauk, ta papūga, kur aš 100 000 atidaviau už ją tarptautinių parodų, prizininkė, nudvėsė Flauberas? Nu, matot, ponai, palauk, kokie 2 selenai? Kas jam davė 2 selenus? Tu davai 2 selenus? Ne, ponia, aš 2 selenus nedaviau. Jisai paprasčiausiai nupalėsi ir nudvėsė. A iš kur 2 seleną pas mus? Ne, suprantat, ponia, tas arabų ristūnas, tas bucefalas, kur, atsiminat, jūs už kelis milijonus ten pirkot, tai jisai ir nudvėsė.
Kaip Bucefalas nudvėsė? Palauk, kaip jis galėjo nudvėsti? Nu, suprantat, ponė, jisai tempė cisterną su vandeniu ir, cisterna, kadangi labai sunki, tai jisai neišlaikė ir nudvėsė. Papūga palėsi. Palauk, dėl Dievo, kokia cisterna? Bucefalas jis neturi tampyti cisterną. Ne, suprantat, ponė, cisterną jisai tempėm, nes mes gesinom gaisrą. Rodrygės, kokį gaisrą? Koks gaisras? Nu, suprantat, ten jūsų namas jisai degė, suprantat, jisai nuo žvakės susidegė užuolaidą ir pala, stop. Tai tu nori pasakyti, kad nuo vienos žvakės, reiškia, užsidegė visas namas, ką sudegė, sudegė, palauk, tai kam tu uždegė pavilnių tą žvakę? Kaip, ponė, laidotuvėm? Kokiom laidotuvėm? Jūsų žmonos, suprantat, jūs tik nesijaudinkit, suprantat, aš buvau namie, jūsų žmona labai vėlai naktį jinai grįžo ir kažkodėl tai, matyt, nenorėjo, kad aš pastebėčiau, jinai lipo pro langą. Aš pagalvojau, kad vagis, ir suprantat, paėmiau tą jūsų šitą naują golfo lasdą, ten, tą naują, atsimenat, ten Tailor Made Super Squad 460, ten buvo užrašyta, aš jai kaliau į galvą, pauzė tokia figena. Rodrygėsai, jeigu tu sulaužė šitą lasdą, tau yra pizdėts. Mergaitė 14 metų ir jinai taip bevaikščiodama į mokyklą, jinai pajuto, kad kažkaip ant suraus jau traukia, kažkaip pasijuto čiut ne iš čia. Pavaikščiojo, galvoja kažkaip rasasiuots, nerastassalas. 3 mėnuo jau kažkaip ryžosi, pasakė motinai. Motinai, kada, vaistinį, testų, kažkaip, akurat nešia, dėda kokia, tėvas sužinos, pizdės iš namų išvai, kur tas suka padla, kuris tau užstatė, tu turi telefoną, turiu, tu paskambin. Gerai, telefoną. Alio, klausyk, čia, matai, isterika biškai, gal atvažiuoju kažką, tai čia, atvažiuosiu. Gerai, atvažiuosiu, sakė. Man, bliat, atsisėdos, dukra čia stovi biškai įsigandas, man, bliat, tokia poza. Ir staiga prie namo privažiuoju, po kiek laiko, raudonas Ferraris. Taip durys, atsidaro, išlipa, reiškia, pasirodo. Akinamai nublizginti batai. Išlipa vyriškis toks žilstelės, vidutinio amžiaus. Su achujienai pasiūtų kostiumų. Viskas handmade, viskas. Auksinis laikrodis ant rankos. Pažiūrė, gėlių ištraukė, tai puokštė tokia. Uždaro durelės, ateina į tą butą. Uošvienė įteikia gėlės būsimai. Pats atsisėda į fotelį priešais motiną. Ir čia staiga durys prasidaro ir iš darbo grįžia tėvas, kuris niekuoje nesuprasdamas atsistoja tam už nugaros. Tas taip, atsiprašau, aš galiu pradėti. Reiškia, mes, aišku, ponė, su jumis suprantam keblumą situacijos visos. Bet, suprantat, dėl savo šeiminės padėties, jūs suprantat, kad aš negaliu vesti jūsų dukters, bet aš esu pasiryžęs kompensuoti tą mano neapgalvotą girtą elgesį. Žodžiu taip, jeigu gims duktė, aš jai užrašau 3 parduotuvės ir 2 gamyklas. Ir taip pat savo gamyklas. Ir taip pat aš į jos sąskaitą padėsiu lygiai $1 milijoną. Bet jeigu gims sūnus, tai aš jam užrašysiu tik 1 gamyklą ir paliksiu tik 1 parduotuvę. Ir savaime, aišku, aš į sąskaitą jam padėsiu lygiai $1 milijoną. Jeigu kartais gimtų dvynukai, čia vat jau yra kita šaknis, matot, aš tada jam palikčiau po 1 parduotuvę, po 1 gamyklą ir kiekvienam į sąskaitą po $500 000.
Bet vienok, matot, ponia, jeigu kartais būtų persileidimas, ir čia tėvas taip jam padeda ranką ant peties, jeigu bus persileidimas, tu ją išpysi dar kartą. Aš vis labiau kaip analitikas įsitikinu, kad žodžio politinis šaknis yra ne polit, o lytinis, o žodžio analitinis šaknis tik plečiasi. Teismas, reiškia. Sako, įtariamasis, sakai, prašau, kur jūs buvot 1984 metų, birželio 24, 11 val. Nakties. Jo? Gerai. Aš tada sėdėjau namuose, fotelį, su kalendoriu rankose ir žiūrėjau laikrodį. Bitė! Skraidė, blėt, po pievas visą dieną, blėt, kojas aplypė jau, to nektaru jau viskas, skrenda jau taip, nu, pritūpsiu biškį balutį, atsigersiu vandenuką, jinai taip prituvė, pageria vandenuką ir taip, nu, reikia skristi avilinti, taip, o, blėt, kas čia man dabar yra, o, blėt, nu, jausiu, o, nichuja pėsčiais. Vyras, reiškia, iš vakaro užsisakęs, ne iš vakaro, prieš savaitę vyras užsisakęs jau užsirašęs pas dantystę, 8 val. Ryto. Jis tai pasibunda, o jopstins laikas, blėt, čia, ko į vonę, blėt, dantystė įsivajo, blėt, ir žmona taip sėdi su peniuaro, ant lovio sako, Petrai, palaižyk, prašau, man pizdą. Sako, tu durna, blėt, aš pas dantistą einu dabar. Jau, tu pasižiūrėk, kiek valandų, bet 20. Aš vėl, Petrai, aš prašau, palaižyk man pizdą, arba aš nežinau, ką aš pasidarysiu savo, kai tu būsi išėjęs. Nu, gerai, nu, net, nu, palaižė, biškį pizdą, suspėjo, biškį, pas dantistą, labas rytas. Biškutį vėluoju, žinot, kamščiai tokie, planas rankos, tai sėskit, prašau, nu nieko, vėluojat, išploja rankas, piršinės, atsisuka į tą, įsižiūrėkia, garbusis, matam, ponus, iš pat ryto pizdą laižėt. Laukat ant dantų, ne, pasmakrė šudina. Važiuoja Mersu naujas rusas, biškis stapt ir jam į subinę kamazas jau simontuoja, taip atsisuko, o, nu, ištriosinsim, reiškia, būtas turėsim, jis išlipa prie, alio, a jauti, kad tu mane subinį, biškai į babkės įvažiavai, ne? A kiek skolingas? Ne, tu nesupratai, šoferis, tu supranti, kad tu į subinį Mersu įvažiavai, iš išimtinę, tu supranti, kad tu užskridai ant babkių. Gerai, tvarkoja, kiek aš tau skolingas. 500 štukų žalio. Nu, tvarkoja tas, kūzovą ištraukta. Ten pilnas kūzovas pinigų, jis taip atskaičiavo. Kiek sakai, 500, jo, nu, šito 500, o, 10 štukų viršaus už tai, kad aš biškį sutrukdžiau tavo laiką. Tu taip pasižiūrėjau. Tu kas toks? Nu, aš naujas rusas. O tu? Aš? Blet, bibis žino. Vienas lietuvis verslininkas vedė blondinę. Blecha, kaip tyčia, jam šeštadienį paskambinti turi ateiti veterinorius apsėklint karvę. Ir kaip tyčia paskambino, jam reikia sėklas parsivežti iš miesto. Ir savo žmonai blondiniai sako, reiškia, klausyk taip. Reiškia, va, ateik čia. Čia mūsų karvydė yra. Čia visos mūsų karvės. Supratai? Bet apsėklinti, ateis veterinorius, apsėklinti reikia va tik šitą. Supratai? Ir kad tau aiškiau būtų, aš tam tikslui va čia įkaliau viniuką. Aišku tau? Nu, viskas aišku, gali važiuoti, aš viską supratau. Ateis veterinorius šitą, kur viniukas va šitą ir apsėklinti. Gerai, taip, ko išvažiavo. Ateina veterinorius, o,
veterinorius. Jo, jūs turite apsėklinti mūsų kalvę. Žiūrėkit, prašau. Va, Marytė, Kristina, Daša, Nataša, čia kalvių vardai tokie, ateikit, va čia. Jums apsėklinti reikia va šitą va. Va. Į tam tikslui vyras, žinokit, netgi įkalė viniuką čia. Ta nahuja viniukas. Nu ką žinau, gal kelniam pasikabinti. Zuikis su meška žvejoja. Ir staiga ant abiejų kabliukų užkybo auksinė žuvelė. Jie ištraukė, ant abiejų kabliukų. Žuvelė ta pati. Meška sako, vsio, mano žuvis, kadangi mano sliekas naktinis, didesnis buvo, viso. Ne, sako, mano pirmą kybą, paskui ten pastai netyčia žuvytė, taip sako, jos, kol išsiaiškysi dar, aš nudvėsiu. Gerai, tau pildau 3 norus, tau zuikį 1. Užteks, gerai, tvarkoj, sakyk, ko nori, meška. Reiškia, ką, pirmą norą, jo, reiškia, noriu, kad aplinkiniam, vat, mūsų šitam miške, visos meškos būtų moteriškos giminės. Gerai, zuikį tu ko nori? Aš palauksiu dar, gerai, meška antras noras koks. Reiškia taip, kur mes čia dabar, Sibirė? Jo, noriu, kad visam Sibirė visos meškos būtų moteriškos giminės. Gerai, tvarkoja viskas, meška. Zuikį ko tu nori? Ne, aš palauksiu dar. Gerai, koks trečias to? Trečias noras. Buvo, kad čia, noriu, kad visam pasauliu, kad visos meškos būtų moteriškos giminės. Gerai, tvarkoja, zuikį ko tu nori? Aš noriu, kad šitas lokis būtų pidaras. Senis atėjo toks aptriušęs į banką, o sekretorė kažkokia, sako, klausyk to, tai epidemija klauso. Čia, blėt, bankas jobanas kažkoks? Taip, čia bankas. Klausyk, kur man nahui atsidaryti šitam jobanam bankė sąskaitą aš noriu. Klausykit, jūs biškai galvokit, ką šneka, čia vis dėlto yra bankas. Nu tai, blėt, aš ir tam jūsų jobanam bankėm noriu sudaryti tą jobaną sąskaitą. Nu, žinokit, aš pakviesiu valdytoją. Ir po 2 sekundžių ateina valdytojas, kokios problemos? Jokių problemų nėra, suprantu, aš, blėt, netyčia laimėjau loterijoje 1 milijoną, tai aš, blėt, tos jobanus pinigus noriu, blėt, sukišti tą jūsų banką. Ir tai ką, jinai negalėjo padėti jums, jo? Šitą pizdą negalėjo jums padėti. Kaip gyvenate, tautiečiai, juokauja prezidentas. Nu, žinot, gerai gyvenam, juokauja atgal tautiečiai. Klausykit, tautiečiai, norėtumėt gyventi geriau? Nu, bus jūsų nurodymas, gyvensim geriau. CTV LT. Tai niekas nejuokauja. Vienam dėdui kaip dingo žmona ir jisai kreipėsi į policiją. Ir po mėnesio, reiškia, policija skambina, sako, jūs Petraitis? Nu jo, aš. Tai jūs rašėt pareiškimą, kad dingo žmona. Kada? Nu prieš mėnesį rašėt pareiškimą, kad žmona dingo. Jo. Tai mes, reiškia, turim 2 naujienas. Vieną gerą, kitą blogą. Nuo kurios pradėt? Nu, pradėkit nuo blogos. Nu, žmoną mes jūsų suradom. Bet jinai nuskendo. Tai, kokia gera naujiena tada? Gera naujiena ta, kad, žinot, kai mes ją iš dugno ištraukėm, tai jos viduj radom labai daug vėžių. Tai dar geresnė naujiena yra, kad mes ją rytoj vėl užmetam, įkviečiam jūs ant alaus. Sėdė šitą kontorą tokia, šefas sėdė ir staiga pasibeldžia į duris, užeina negras. Sako, labai diena, aš labai norėčiau pas jūs įsidarbinti. Labai gerai, nusirenkit. Kaip, nusirenkit visai, jo, aha. Nu, triusiką juodį palikit, gerai, Klausykit, atsitupkit va tam kampe taip truputį. Aha. Ne, šūdas. Va į šitą kampą pereikit. Aha, va taip, atsitupkit taip. Jo, va čia, jeigu taip atsitūptumėt. Labai gerai, galite apsirengti, viskas. Taip. Tai aš nesupratau, aš priimtas, kam čia reikėjo nusirengti. Nepriimtas, tai aišku, bet aš, matot, nusipirkau rūdą fotelį, nežinau, kur statyti.
tradicinė situacija, reiškia, lietuvis išrado laiko mašiną. Nu ir ką, reikia išbandyti. Jungia aparatą, reiškia, galvoja, blecha, ką čia tokia pirmą pabandžius. Davai. Pažiūrim, kada mes vėl tapsim krepšinio valstybė. Kujak, po 15 minučių grįžta, sako, faina buvo, nors prisiminimai gražus. Taip. Antra galvoja, kad čia tokia, kada mes tapsim Eurovizijos nugalėtojais. Jakt įjungia, grįžta po valandos, sako, renginukas buvo, tai šiaip savo, spulchuoja. Bet užtat nors proanūkius pamačiau. Ir trečia galvoja, kada Lietuva, pavyzdžiui, laimės pasaulio futbolo čempionatą? Jak įjungia, subliksėjo, grįžta po 3 savaičių. Sako, pizdėts finalas buvo, jop, tvai mat, kokio, čia buvo pizdės, čia tokios varžybos buvo, tik kad aš visą laiką galvoju, kad nesupratau aš to teisėjo. Nachuja jis mūsų tą žaidėją iš aikštės raudoną kortelę davė jam. Jisai liktai žnyplę nesužaidė ir Albanui tik tai 3 kojas nukirto. Babutė grįžta iš parduotuvės, nešasi, reiškia, maišiukus mane tokius ir miške iš už medžio parkelį, taip, egzibicionistas, taip. Močiutė. Pamiršau kiaušinių nusipirkt. CTV LT. Tai niekas nejuokauja. Kai minėtas per užgavėnes ėjo namo, piliečiai jį palaikė už morę ir 2 kartus bandė sudeginti. CTV LT. Tai niekas nejuokauja. Kartą Lietuvoje gyveno labai negraži mergaitė. Tokia mažutė mergaitė ir su ja niekas nedraugaudavo, nes jinai buvo labai negraži. Čia draugaudavo tik tai šunys kieme ir tai jai mama prieš tai jai ant kaklo tai pakabindavo kotletą. Priėmė tokį vaikiną pardavėjų. Ir jis kažkaip tai čia neina prekybą, žiūrėjau, čia vieną dieną ataskaito šefas, parduota, mėnesio apyvarta padaryta. Mėnesio metų, krizės metų. Sako, tai kaip tu čia? Supranti, atėjo čia toks dėdas, žinai. Sako, man kažkaip tai savaitgalis toksai, žinai. Sako, ko jūs norit? Žmonai mėnesinė. Sakau, buliat mėnesinė žmonai. Tai jop tvai man. Tu durdas. Važiuok žvejo. Jo, idėja. Tai sakau, meškerė neturiu. Tai čia, meškerė paimk, jūs žiūrėkis pinigas, Šekspyro pizdės, lankstumus, kudėti galima, prie mežį žilkos, aišku, neturi, ne, čia, žilkos, ryte, aišku, ryte, pažiūrėk, 8 goliai, kaip prasibantai, užsiviniosi, ką žvėjosi, ką plūdžių reikia plūdžių neturi, ne, plūdžių, žiūrėk, čia rinkinys, plūdžių, reiškia, svareliai, kabliukų, Gamagacovo kabliukų, vadis geriausiai, žinok, ką žvėjosi? Aš dar, smulkmės iki kažko, duosiu aš tau dar atsarginę rytę, ten, žinok, galėsi pasikeisti, galėsi spiningą pamėti. Universalų spiningą, pažiūrėk, kaip linksnas spiningas, geras. Jo, tvarkoj. Reiškia, ką, žvejot reikia, tai kibirą kažkokia, tai ten pašarų, ten biškai pamaišyti reikia pašarų, blizgių komplektas labai geras, čia buvo, čia yra, čia visus tos geras, vobleriai, fideriai, triperiai, viską. Žinok, labai zaibiščia, tinka, imu, reiškia, ką.
reiškia, žvejot, tai visą tą man tai kažką susidėti reikia, futliarai, va čia yra geri labai dėžės, tos labai jos talpios, bet, blėt, da chuja vietos užima, kur čia, blėt, mašiną turi, neturiu mašiną, ateik čia, blėt, čia, blėt, mašiną, žiūrėk, va, pažiūrėk, nu, žvejot reikia, blėt, kažkur, tai tik nuo asfalto nenulipsi, išgaudyti tą žuvis, reiškia, imk džipas geras, va, mišių biškė, čia, blėt, gera mašina, susidėsi viską jo, tvarkoj, nu ką, reiškia, žvejot važiuoji, blėt, privažiuosi prie telkinį, tai huligi, blėt, ne, botus, ne, bet nahui tau botai, blėt, sėsiu, normaliai valtį sėsi, blėt. Pripučiamas aš tau nesiūlau, nes yra huinia. Duosiu aš tau, blėt, žiūrėk, va, Yamahos variklis yra, imk du, kabink du, blėt, tu važiuosi kur nori, blėt, prie Mario, be pizę kasę. Jo, blėt, imk valtį, nu, valtį, ant stogo, blėt, priekaba. Reikia tau priekabos. Vo, šitą. Ot valtis, variklis, viskas telpa, jo, ten susidėdi visus daiktus į vidų, žinai, blėt, šunį tau reikia. Šunį reikia, kad tau mašiną saugotų, kol tu žvejosi. Vo, bля, pitbulis, pizdės, žinok. Nebrangiai, imi, все, imu, все. Viską, bля, ir pardavė direktorius, bля, sako, nu, zaibisnė, pizdės, malačius tu, bля. Ir žiūri tas, kuris jau viską, bля, čekiukus pasiskaičiavęs, bля, kiek pinigų išleido, jau, sako, jie stovė, sako, bля, pilietį man labai žingeidu. Tai kaip čia jums sugebėjo visą tą dalyką jisai įbrukt? Hujo znat, nu atėjau bobui tampek supirkt, nu tai man sako, nu savaitgalis sugadintas, nu tai bent pažvėjosi, nu čia, blėt, prasidėjo. O taip, blėt. Lėktuvas skrenda ir toksai pokštelis. Sako, kas čia per pokštelimas buvo? Čia, mėly keleiviai, susprogo mūsų dešinysis variklis. Jo, gerai tvarkoja. Jo, pokštis. Kas čia per pokštelimas buvo? Čia, mėly keleiviai, susprogo mūsų kairysis variklis. Ir pokšt toksai. Stordėse, kas čia buvo per pokštelimą? Čia ne pokštelimas, čia aš apsišikau. CTV LT. Čia niekas nejuokauja. Kažkaip senis, nu, Brazilijoje kažkaip tai parduotuvėje važiuoju, supermarketai, netyčia kapsuojam, išmuši čekį, sako, jūs laimėjote į finalinės varžybas vieną bilietą, reiškia, Vokietija, Brazilija. Prašom, o tam pohui, jis kažkaip nesidomi to futbolo, vieną bilietą gavo, nu, reikia nueiti, kuris nuėjo tą. Stadionas milžiniškas, Marakaną, reiškia, visi, ir gali vokiečiai, Brazilai, rumba ten viso pasaulio, reiškia, televizijoje susirinkę. Sėdi vienas, blėt, iš vienos vienis ir gali pusės, iš kiti, tai reikia, blėt, neįdomu jam, varžybos tos vyksta, iš toli nihuetė nesimato jam tos aikštės, blėt. Jis taip žiūriu, čia vienas, jis nemaikė, taip ant galvos susitraukė, klyną prasisėdė, įsitraukė, bėbė, pradėjo dročinę, visi ten, staiga, blėt, sako, hebra, klausykit, pažiūrėkit, ką šitas daro. Tas dirba, blėt, ir staiga visą eilę žiūri, hebra, blėt, pažiūrėkit, kad šitas ką daro, pažiūrėkit. Dirba. Iš kitos pusės visi, reikia, blėt, hebra, pažiūrėkim, šitas ką daro, čik, jau fotografuoja, operatorius, taip, publika, taip, parodė, sustabdė ir tas, reiškia, dideliam skrynė, tokių stambių planų rodo, kaip jis drojasi. Čia futbolistai laksto į ekraną, pažiūrėjo, sustojo, sako, hebra, pasižiūrėkite. Vartininkai irgi taip vėl prie vartų sustoja, 40 kamerų, visos nukreiptas, visam pasauliui transliuoja. Sivarės, nusiėmė, cigaretę, taip, ir draga. Užsirūkė ir taip. Blėt, žiūri, visi taip, visas stadionas žiūri taip. Atsiprašau, rūkyti negalima, jo?
Senis skambina sekso telefonu ir, alio, čia sekso telefonas? Jo, čia aš. Aš dabar lengvai nusiimu suknelę permatomą, numetu ją ant grindų betarpiškai. Aha, senis, aha, taip, toliau. Aš nusiimu kojines ir metu jas ant kilimo, nusisegu liemenuką, metu ją ant grindų. Aha, toliau nusiimu kelnaitės, stringus ir irgi taip numetu viską ant grindų. Taip, dabar, blet, greitai viską surinkė ir nahui sudėti tvarkingą ant taburetę, supratai? Boksininkas 3 mėnesius treniruojasi, reiškia, kalą kriaušia, viskas su šokdynė dirba ant jėgos, reiškia, visas jau tarka čia padaryta, viskas tvarkoja. Išprakaitavęs išeina po 3 mėnesių. Pasiruošęs, duokit man Taisoną man duokit! Treneris prieina, sako, dalbujo, bet tu 5 kartą aiškinu, tu ir esi Taisonas. Sėdėjo ant pachmo, visiškai jau dviese. Da pachma ir sako, Petrai, kažko tai chujoma, dar padarom, paskutinė stiklinė, taip, susidažė, pusę stiklinės nugeria ir atsijungia, tas nudvėsi, pizė, patenka į dangų, reiškia, dangaus vartai, debesėlė, šventas peltas, vartus, ko. Numirė, prašom, užeikit, žinau. Sako, klausykit, ponas Petras, aš čia, aš namuose dar nedagėręs stiklinė, pusė stiklinės degtinės, ar negalima būtų manęs kažkaip tai gražinti, biški, kada... Ne, galima tai, bet žmogaus pavydalu jau ne, voro aš paversiu, taip, voro paverti ant lūbų, žiūrė, kaip tik akurat virš stiklinės. Ta siūla išiknos, taip, išstumė, nusileido ir, blėt, lieka kažkur pusę metro. Žiotas Petras iš dangaus, reikia, stumk, per Petrą, sako, Petrai, kelkis, tu apsišikai. Kas yra apatija? Santykis į lytinį aktą iškart po lytinio akto. Susitинка другалей и vienas sakau, Вася, слушай, а что такая рожа у тебя разбитая? Да, блядь, вчера вечеринка кончалась, я как-то уже думал, пойду-ка я уже нахуй домой, но решил поссать на дорожку. Так и хули, и поссал. Да, блядь, в дорожке-то было, блядь, коксу, так баксов на 500. Senukas atbėga į vaistinę, sako, atsiprašau, provizorius, jūs man vakar negerą prezervatyvą pardėt. O ką, kiaurės? Ne, linksta. Du estai atvažiavo prieš Kalėdas atlikti labai svarbių reikalų į Maskvą, reiškia, verslininkai du, ir prieš Velykas jau jie tos skubius reikalus atliko, užsisakė bilietus ir kitą dieną jiem išskridimas lėktuvas ir jie dar turi laiko 1 parą, reiškia, Maskvoje. Ir jie nusprendė, sako, нам нужно с тобой попробовать русскую девушку. Nusileidžia laiptais iki portie, prieina prie portie ir sako, здравствуйте, мы, короче, эстонские парни, мы хотели бы попробовать русскую девушку, что вы нам посоветуете? А портье сказал, вы знаете, поезжайте на Тверскую, там спросите мамашу, она вам все скажет, покажет. Спасибо, выезжаю на Тверскую, и он сказал, здравствуйте, извините, где нам найти мамашу? Я мамаша, что надо? Здравствуйте, мамаша, мы, короче, эстонские парни, мы бы хотели попробовать русскую девушку. Я говорю, нет проблем, вот Маша, вот Наташа, по $100 они ваши. Сколько?
$100 Наташа, $100 Маша. На полчаса они ваши. Ага. Но понимаете, у нас сотто на двоих только 36 эстонских крон. Да? За 36 крон идите в кусты между собой и ебитесь. Спасибо, попустил он же Гришна. Но, Маша, кому деньги платить? Kalbasi du tokie vienas, sakau, blet, nu įsivaizduoju. Vakar nuėjau, reiškia, bent sektorių. Susipažinau, toks simpatičinas, toks berniukas, žinau. Pasikviečia, žinai, aptarėm, sakau, važiuojam pas mane, sakau, važiuojam, žinau. Parsivežiau, žinai, vonioje išmaudžiau, žinai, šampūniais ištryniau visokais. Sakau, parfumų, žinau, pripurškiau aš čia. Žvakę pastačiau ant stalo, šampano 2 taurės, įpyliau, žinai, kurkštelėjau, susimirksėjau, žvakę taip į kelnes nusimovė ir stoviu taip. Stoviu minutę, 2. Nieko, šviesą uždegui, tas, o taip stovi, nu, a ne pidaras, nu. Senis, blet, įtarinėja, kad žmona jam neištikima. Blet, jaučiai, blet, kažkas įsėsa. Saklausyk, kas tau pastoviai šeštadienį skambina? Blet, čia iš darbo skambina man. Šitas Kadrų skyriaus viečinį, Vitalikas. Koks Vitalikas, blet, kokie darbai šeštadienį jau? Ne, nu suprantik, man jie atlyginimą moka, man viršvalandžius reikia padirbėti. Nu, Vitalikas paskambina, tai, nu, aš važiuoju šeštadienį padirbėti darbą, važiuoju. Aha, gerai, sakau, gerai. Po savaitės suplanavo viską. Klausyk, sako, žmona, aš čia išvažiuoju dabar į komandiruotę, man čia bus penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį grįšiu. Iš ryto grįšiu, pirmadienį normaliai. Jo, o Jėzu, nu va, matai, kaip įdomi čia susiklostė tau komandiruotė, tokias, tai žinai, iškris. Taip galvojau, savaitgalį kažką nuveiksim. Nu, nieko, gal tada kitą. Nu, tvarkoju. Ate. Išvažiavau, biškai pavažiavau už kampą, prieš tai buvo išsinuomojo būtą priešais. Net hujat, viskas, žiūronai, viskas tvarkoj, naktinė įranga, visas matymas, viso, akurat išvažiavau. Iš karto, 10 minučių nepraėjo, privažiavau mašiną ir išlipo balė, toksai Chip and Dale, su kostiumu, su rožėm, viskas tvarkoj, į namus, aha. Tvarkoj, suka, nu, blėt, pizdėt, einu užmušiu. Bitą pasiėmęs, chusnim, pažiūrėsiu, kas bus. Langai, viskas, aišku, taip. Duris atidaro žmona, blėt, su halatuku. Jau vis, tu kurva, man tai, blėt, su... Aha, aišku. Tvarkoj, mes žiūrim. Tas, blėt, rožės įteikiam. Ta taip, kaimynai, kad nematyto, iki vido. Tai man žiūronai, aha, į antrą aukštą. Užlipa, balė, a tu kurva va kur mano šampanas, blėt, buvo užslėpus, suka. Aš galvoju, blėt, išgėrė, ne, tu kurva, tu jam pilišo, tu, na, blėt, už to, ne, blėt, pažiūrėsiu, kas toliau vyksta. Tas, blėt, šampano išgėrė, čia nusirengė, blėt, viskas tvarkoj, baltinius prasisega. Blėt, raumenys tokie, čia presas, blėt, skalbimo lenta toksai. Visas. Ir jinai čia, blėt, peniuarą, tai halatuką hujak nusimeta. Čia tik, blėt, nukarė tokie papai, blėt, tokie skūra, čia tokie, jie, blėt, sako, tas stovi taip, tvai mat, kaip prieš Vitaliką nepatogu. Vyras su žmona nusprendė eiti į Helovyną ir vyras pasiėmė, reiškia, Batmano kostiumą užsidėjo, o žmona kažkaip tai, blecha, sako, žinai ką, Petrai, eik tu vienas į tą Helovyną, man kažko tai galvą skauda, atsigersiu aš aspirino, geriau aš įsimegosiu. Vis tiek, žinai, man tas Helovynas. Tvarkoju, viskas, išėjo, jinai kažkaip atsigėrė aspirino, numigo porą valandų, žiūri, kažkaip normaliai jaučiasi. Galvoju, kažką tai pasiimsiu, aš rado kažkokį peruką, užsidėjo akinius,
išsigrimavo snukių, įsidėjo kažkokios Malvinos kostiumą, ten pasidarius iš skudurų ir nuėjo į Helovino šventę. Ateina duris, prisidaro, Helovinas jau, visokie ten laksta, su randais, visokie su kirivai galvoj. Viskas tvarkoja, žiūrėjo, ieško savo vyro, kur Batmanas, Batmanas su mergom ten matosi, duodasi, reiškia taip ir vieną taip paėmės, užlaužęs, jau užsubinės įmą ir čia graibas ir tai nesipriešina, matos, krūtinė, jai bučiuoja, taip, pro minę kažkur į tamsų kampą, jinai kos ten, taip, ir žiūri, taip, tamsiam kambarį Batmanas tau užlaužęs, atitraukė kažkokią laputę, kumutę, viskas tvarkoja. Tai galvoju, nichuja. Ir jinai tai tą Malviną apsidažius, prieina prie to Petro, galvoja, pasižiūrėsiu, kaip čia jis su manim. Visą laiką šaltas, visą laiką pavargęs, pasižiūrėsim, kaip jis elgsis. Sakau, labai diena, Batmanai, aš esu Malvina, gal jūs norėtumėt su manim pašokti. Žinai, ir irgi šokęs, graibimas, viskas, ten po kelniam, šlapės pirštas, viskas, į kambarį, tam su kampą, kojas ant pečių, triusių, viskas, per visus galus, į burną, į šikną, visur, pravarė, dingo Batmanas. Malvina sako, o čia tai jo, supranti. O taip, mažiukas, o čia taip geras, toks, sako, jo, fenomenas. Ką reiškia 20 metų kartu pragyventi? Pizdės, viso, pavargau. Einu aš namo, prigulsiu, jinai grįžta namo, nusima tą Malvinos kostiumą, atsigula į lovą, miega ir paryčiais grįžta vyras. Sako, Petrai, tai Helovinė buvau? Jėzau Marija, buvau aš tam Helovinė, chuinia ten, visiškai tas Helovinas. Ką veikiai? Nieko mes su Hebra, atsisėdam, taip tyliai, ramiai, kambarėlį, bridžą pažaidėm ten visą naktį, bet sako, tu nepatikėsi, kas atsitiko mūsų kaimynui Antanui, kuriam aš paskolinau Batmano kostiumą. Dvylika apaštalų nusprendė iš Jėzaus, iš berniuko padaryti vyrą. Jėzus, viskas, mintis, jokių moterų. Net surado kažkokią kurvą Jeruzalėje, davė 1000 baksų. Sako, mes tave įstumsim, žinok, į kambarį. Ir tu daryk su juo, ką tik nori, bet kad jisai jau net išeitų jau vyru. Už tokią sumą aš ne tik vyru, aš ir ko nori padarysiu. Sutartą padarė, duris atidarė. Jis uždarė duris, visi 12 prie durų. Tylu, jis gal... Visi pasitraukė, prasidarė duris, boba noga, rėkdama nubėgo Jeruzalės kalvo, Įslenka pro duris, Jėzau. A kas buvo? Sakau, aš nežinau, aš čia sėdėjau, kaupiausi, staiga aš matau, guli ant mano lovos nuoga moteris. Išsiskėtus ir jai tarp kojų gili žaizda. Aš atėjau, pridėjau ranką ir užgydžiau. Krizė Rusijoje, reiškia, milžiniška eilė prie produktų. Stoja motina eiliai su savo mažytė mergytė, motina po darbo, pasiėmus iš darželio, mergytė sako, mama, хочу кушать, мама, хочу кушать. Тихо, дочка, очень стоит, сейчас подойдем, что-нибудь купим покушать нам. Мам, пить хочу пить. Дочка, тише, люди стоят, неудобно это. Сейчас подойдет очередь, купим что-нибудь попить тебе. И стоит только здорбененько самбалос. Уж много раз, женщина, я тут случайно слышал вашу беседу с дочкой, вы знаете, а вы купите дочке арбуз. Она заодно и попьет, и покушает. И моргайте по сиску, это амбала. Мужик, а ты подрочи в присядочку, заодно и потанцуешь, и поебешься.
A tu žinai, sako, kad Antanas numirė. Ir žinot, visą savo palikimą paliko vaikų namam. Sako, daug paliko, nemažai, 12 vaikų. Tikras studentas yra ne tas, kuris klausinėja, koks šiandien egzaminas, o tikras studentas yra tas, kuris klausia, a kokie šiandien egzaminai išlaikiau. CTV LT. Čia niekas nejuokauja. Sako, ponička, a jūs kada nors laukit gyvenime princo ant balto žirgo? Nu, laukit, nu tai... Vaisai. Fantastika. Tai kur princas? Taksonas sako, atsiprašau, man į Gedimino prospektą. Prašau, sėskit, žinai. Ir taip taksistas pavažiuoja 10 metrų, sustoja, sako, prašom. Ta ko jūs man iš karto nesakėt, kad Gedimino prospektas už 10 metrų? Ne, nu aš galvojau, tu nori labai prašmatnėti. Nu šitą gal girdėjo, bet šitas geras, kur, reiškia, trys seserys buvo ir visos, reiškia, reikėjo jom ištekėti ir jos šovė po strėlę. Ir vienai ten pataikė, reiškia, kažkokį tai pirklio kiemą, pirklys ją vedė, kita ten dar už kažko tai dar ištekėjo, už kažkokio princo, o trečia niekaip, neranda, kaip pavarė iš sportinio lanko strėlę, neranda strėlės tos. Keliais ėjo, kalgotkė suplyšė, po savaitės prieina kažkokia, žiūrėjau, balutė, toks lelijos lapas, ir ant balutės lapo sėdi varlys, glitnus toks ir laiko strėlytę rankoje. Ir taip galvoja, prisiminiau, čiagi mitologija, čia jį reikia pabučiuoti ir jisai pavirs nuostabiu princu ir jisai ves mane ir viskas, ir mes gyvensim gražiai laimingai. Ir jinai taip tą lapelį kažkaip taip prisitraukė už to lapelio, tą tokią valę, tą glitinę, tokią pabučiavo, tas taip šypsenytė tokia pasidarė. Gal mažai pabučiavo, taip dar kartą. Ir tokia varlys taip įsišiepė į chiną ir sako, очень сильно заколдован, отсосать надо. Narkomanai, du sėdi vienas priešais kitą. Vasa. Pas tą ant skruosto trupiniukas. Ačiū. Ne iš tos pusės. Viena moteriškė nusprendė tekėti už gruzino. Sakau, durna bendradarbės. Jie laukiniai, papročiai, jie nežino civilizacijos. Sakau, mergos, meilė, neįsakys, kaip yra, taip yra. Tiek to, kas bus, tas bus. Vėl kitą dieną, iš ryto durys atsidaro, gruzinas su padėku. Kava, viskas, laikraščiai, kažkokie žurnalai, padėti gėlytė, įstatyta viskas. Buterbrodukai papjaustyti, pašeškuota, ten viskas silputės, įkros, viskas gražiai. Ačiū. Prašau, susėdai darbą, išvažiavo, viskas, tarkoju, vakarė grįžo, vėl kažko tai valgyti parnešė. Kitą dieną, mergos, kaip? Nežinau, normaliai, kavos atnešė viskas. Eik tu, tik, sakau, sumuštinį, su ikra padarė, taip sutepė, žinau, aš taip nesūtė. Ir taip savaitę laiko, savaitę praėjo, kai pirmadienis atsikė. Kaip patiko. Gogi. Super. Kada, kiekvieną dieną tai būtų, supratai? Susipažino per internetą du pagyvenę žmonės, ir susitarė, reiškia, Sereikiškių parke susitikti, sako, kaip jūs mane pažinsit, per Skype'us susirašė, reiškia, rankoje aš laikysiu žurnalą Klubas ir aš laikysiu žurnalą Klubas. Ateina,
Labas vakaras. Jūs ką, aš esu Stefa, aš dirbu bibliotekininkė, o jūs kas, aš šiaip, toks darbuojas, kad tai dirbot, tokie darbai, darbo biržoj stoviu, bet, tikiuosi ir čia taip jie krūmam praeina, tas klyna, taip prasiseka, im bibį į rankas, tai taip, ką? O Jėzau, kaip jūs galėjot? Jūs kaip galėjot pagalvoti apie mane, aš kultūringa moteris, aš biblioteka, nesekit man iš paskos, eikit, nesekit, viskas, baigta su mumis. Ir jinai eina į tas iš paskos. Jėzus, ką daryti, Serikiškių parkas, čia judėjimas, jinai per gatvę, tas iš paskos. Jinai per katedros aikštę, tas iš paskos bėga, per metrą nepaleidžia. Į transportą, į troleibusą įlipo, tas iš paskos stovi per žmonės, grūdas, iš paskos akis išsprogia, blėt. Sakau, niekit, man sako, galvoja, žmonės čia dabar nepuls jisai. Dabar nepuls, greitai, tik tai taip, dabar žiūrėjau stotelę, ten žirmūnai, išlipo ir greitai kiemais, blėt, tamsu, ką daryti kiemais. Nieko, kaip nors. Čia, atsidarė durys, tas iš paskos, lekia, kodą surinko, uždarė. Atrodo tylo. Ramu. Ir staiga girdi kvepavimas už durų metalinių plieninių. Taip, akutė, pasižiūrėjau. Eikit, atstokit nuo manęs, Bibi, paleisk, Bibi. Naujas rusas, reiškia, su Mersu privažiavęs prie prūdo, tokio, viskas vendos ten, viskas trabuko, viskas ištraukta, užmetęs taip ir hujak ištraukė mažytę žuvytę, auksinį žuvelį. Sako, paleisk, išpildysiu 3 norus. Huja man 3 norus, aš viską turiu, sako. Tu žinai, ką man padaryk, kad mano būtų auksinės rankos. O taip, prieš patsanas, kad aš ateinu ir pas mane auksinės rankos. Supratai? Supratai, pėstį, plauk. Paliko vendas visas siaus. Ir tai plaukia. Хуя не ауксинės, блядь. Apipiso žuvelį. Хуй с ним, tiek to. Sėdo į Mersą, блядь. Darė duris taip. Блядь, neužsiveda, jok, už telefono. Ir staiga telefonas taip, hujak iš rankų, rankos taip, duris atidarė, blėt, iš mašinos išlipo, bagažinė, instrumentus susirado, kažkokius, bagažinė uždarė, prie kapoto, atidarė kapotą, tas, blėt, nesuprato, kažkas, laidus pajungė, darė kapotą, blėt, į dėžę, bagažinė, sėdo, užsivedė mašiną. O, blėt, daiktas. Блядь, žuvis, neapipisa, все, parvažiuoja namo, blėt, viskas pastato Mersą, durys atsidaro, blėt, distancijai, televizorius taip, blėt, kas čia yra, blėt, televizorius nedirba, jopt, vaimat, vėl, blėt, už telefoną, blėt, tik skambint, vėl telefonas iš rankos, blėt, kažkur kojos nunešė į sandėliuką, blėt, kažkokius instrumentus atsinešė televizorių, atsuko, viską, blėt, paimti saugiklius, pakeitė viską, užsuko rankos instrumentus, хуяк nunešė sandėliuką, atitėjo, blėt, telekas veikia, ёб твою мать. Блядь, что жуvis dėjo, ёб твою мать, ne auksinės, bet zaibės, ta proga reikia pizzą užsisakyti už telefoną, blėt, hujak vėl, blėt, rankos taip, kojas į virtuvę nunešė, blėt, miltai, tešla, svogūnai, daša, pašečkavo, suminkė, orkai, tik uždarė, blėt, ištraukė, blėt, pizza garuoja, blėt, mafija, kokią aš mėgstu. Блядь, вот čia tai davė žuvis, čia pizdец, tą progą reikia mergą užsisakyti, blядь. Хуяк телефон, блядь, telefonas хуяк iš rankų, vėl iškrito ranka, tai tich, į klyną, tai, blядь, taip į rankos, klyną ištraukė, bibi, tai, ką darai, aš gal į burną norėjau, į burną,
Zuikis eina mišku, linksmas, nuotaika gera, saulutė šviečia. Kažkas tai taip po kojam, ta lapų krūva buvo, užkliuvo, taip nukrito, atsikėlė iš lapų krūvos vilkas. Nu, sako, Zuikį, ne, nu, pizės, nu, blėt, eini, bet po kojam žiūrėk, kasai. Ant ko tu lipėjai? Sako, Jėzau, vilkė, atsiprašau, aš tikrai netyčia, blėt, netyčia, pizdės, nu, jopsimačiai, už tokius dalykus, aš gydavę, žinok, dabar galėčiau suėsti, bet aš tavęs nesuėsiu. Žinai, kodėl? Todėl, kad aš esu geras. Ir dabar paprasčiausia, va taip, duodu žodinę pastabą ir nubaudžiu piniginę buvo, eik atneši man po porą savaičių $100. Suprastai? Ta $100 atnešiu po 2 savaičių. Neskubėk, surinksi. Tas eina nusiminęs miškų, šio galvo, pizės, nu, $100, jo, mėnesį, reiškia, šeima neėdus bus, nu, ant kopūstų kažkaip tai prasisuksim. Ir žiūrim, meška stovi prie medelio, tai ką pasirėmus, reiškia, matas, kad gera kažkas tai ėtų. Oras geras, sako, Zuikė, ko toks nusiminėt? Nu, supranti, aš lyvakoju čia. Ėjau mišku, nu, atrodo, irgi, kaip to, gera nuotaika buvo. Nu, nieko, čia negeris, nieko, šiaip gera nuotaika. Nu, buvo, nu, būna taip, retai, bet būna. Nu, ir suprantu, užkliuvau, kažkas, nu, nepažiūrėjau, buvo lapai, lyg tai norėjau peržiūrėti, a ten pasirodė po lapais vilkas guli. Nu, supranti, nu, ką, atsikėlė, sako, taip ir taip, sako, žiūrėk po kojom, sako, suėst, nesuėst, galėjo suėst, bet nesuėdė. Supranti, sako, nu, duodu tau žodinę pastabą ir piniginę baudą paskirė man $100 atnešti. Nu, čia, žinai. Nu, baigti, sako, tu durnas, kad čia $100, kad čia pinigai. Jo, nu, eik tu atgal tą vilką pasiūstų, nu, eini prie jo, taip, eik tu nahui, pasakyk tu jau. Supratai? Aha, taip, nieko, baig tu $100, kažkaip, tu nahui tu jau pasakyk. Jo? Blėt, nu, esu, blėt, neškai drąsos, blėt, vilkas toj pačiai vietai guli, blėt, koja, taip, ne, kas yra, blėt? Atnešėjai $100, tu nahui, supratai to? $100, nahui, eik. Ne, blėt, Zuikit, ahujėl tu visai, blėt, naglumas. Aš jam daviau žodinę pastabą, daviau kažkokių $100 baudą, tu čia mane nahui siunti? Tai ką, pizdės dabar tau, tu supratai, ne? Pizdės. Dabar aš gerai nealkanas, surėščiau, viso, $200 atnešė, bet po savaitės, ne po 2, a po savaitės, supratai? Viso, pizgi čia aš miego noriu. Tas vėl nusiminęs, eina, Jėzus Marija. Prieina vėl meška, tai jau sėdi, bet jau nepasirėmus, kelmelis čia viskas patiesta, gražu, papjaustyta agurkėlių, medaus padėtai, krupniką darosi, reiškia. Taurelė, Zuikė, ko tu, tokas, nuėjai? Nuėjau, pasiuntei nahui, blėt, dar ką pasiunčiau. Kokie rezultatai? Sako, pizdės, žinai, sako, Zuikė, apnaglėjai tu, aš tavęs nesuėdžiau, sako, gerai, kad nealkanas, taip tai būtų, žinok, suėdęs, bet, paskirė dabar, sako, po savaitės jau sutrupino laiką, sako, atnešė jau $200. Ne, blėt, Zuikė, tu durnas, grįžtų, kad $200, ne, naglum, bet vilko naglumas, variacija koks. Suka, guli ant kelio, dar $200, variacija, žmogaus reikalauja. Na, eik tu jį pasiūsai, $200, bet taip su klausimu tu jam. Kiek $200? Ir sakys taip, eik tu nahui, supratai to? Taip, normaliai tai bus, bet, blėt, taip, kad jų jaustųsi, žinai. Tarka, gerai, neatrado tas, akurat gulėjo. Vėlgi, ką, atnešė $200? Ne, kiek tu nori? $200, sakiau, $200, eik tu nahui, supratai? Ne, tu ahujėl visą, blėt. Pizdės dabar tau, supratai, pizdės. Nepasalt, po 2 valandų man atnešė jau nebe 200, o 500, supratai? Supratau, von iš čia, nahui. Von, gerai, kad nealkana. Von iš čia, kad nematyčiau, nahui. Greitai, 2 valandos, jau viskas.
Valandą 57 liko. Vse. Tas dūmė, blėt, kur čia pasiskolinu. O, tas, blėt, skolingas, jo, už mašiną jis dar man neatidavęs, jo, iš to bebras man 200, už mašiną, taip, gerai, ten pasiskolinsiu, pasižiūko, tas obuoliais prekiauja vynų, jo, numinė, tarkoj, viskas, tokiam susimastymė, čia meška, zuikiai, ko toks susimastęs, likai, meška, blėt, žinok, pizdės, nu, aš nežinau, ką daryti, nuėjai, pasakėjai, kaip aš sakiau. Nu, tai taip ir nuėjau, sakau, kiek aš tau skolingas? Sakau, 200. Sakau, bet taip griežtai, žinau, taip pasakau, tu nahui, supratai? Ne, nu, tai jis, žinok, kailį susišiaušė, viskas, sakės išsprogo, aš nesavas pasakau. Sakė, 500 dabar atnešė 2 valandas, valandą 15, jau lyga, nežinau, einu kažkur. Baigtų, nesvaik, 500, čia, blėt, ne pasaulio pabaiga, suprantytų? Biški mąstyk, protą turi, jopsi. Blėt, pelėdos pasakyti 500 huinia yra, to gyvenimas nesibaigia. Sako, na, kad gali pasakyti, kiek skolingas 500, tu nuokui, supratai? Manai, aš tau sakau, Jofana, 500 kažkokie, 500, čia išgerk ant drąsos, išgerk, zuikas, balės lūpas nusivalė, to, atsikelt, kiek skolingas, po kiek? Va, 5 minutės lygo atneš. Kiek aš tau skolingas? Blet, 500. Tu nuhui! Supratai? Viskas. Ne, nu čia. Čia yra pizdės. Zagėtų biški mastai. Tau kas patarė, blet, ar tu, ne, nu tu, blet, tu savo protų galvoji, ne? Все, kokie 500 dabar? Štuka. Supratai? Štuka ir aš tau duodu valandą. Kokia štuka, man pohui, iš kur tu paimsi, supratai? Вот už tą naglumą, už tą snukę, už tą tavo dantis, blėt, krapiko. Jopta, eisi dabar, blėt, ir atneši man štuką, lygiai po valandos. Dar aš nežinau, ar aš tavęs nesuėsiu, nes aš jau alkstu po biškį. Varai greitai. Zukis, blėt, na, iš karto pasneškam, blėt. Nu, blėt, jau pakrupnika, gerai. Nu, tas, ką zukė, kad toks liūdėsis, sakėsi. Meška, blėt, prablaivėk, joptut, ką daryti, aš nežinau. Jau, supratėjau, aš nuėjau, kaip tu pasakėjai. Sakai, kiek saulė, 500. Sakau, tu nahu, bet taip ir pasakiau. Nu, ta ką jis, sužvėrėjo, apsiau, sako, jau alkstu, jau pizdės dar neaišku, ar manęs nesuės. Ta ką uždėjo, kokią baudą, kokią uždėjo. Sakė, štuką atnešė po valandą. Kiek? Štuką! $1000, supranti? Блядь, не, ну че пиздец. Не, зуки, jo. Štuka, tai čia jau pinigai. Reikia atiduoti. Mano tėtis sako, kad duoti yra žymiai geriau negu gauti. A kas tavo tėtis? Boksininkas. Ateina į viešnamį nykštukas. Jis taip prieina prie portie, ten paspaudžiate, sako, блядь, кто там нахуй, ёб, я здесь, пожури. Ой, ёб твою мать, тебе чего надо, маленький? Сакал, мне бы поебаться. Блядь, ну на, бери ключи, иди, там в комнате баба лежит, там заплатишь. Nu, jinai kamarį pasibeldžia į duris. Da, taip duris atidarė, tokia balė ant lovos, tokia katunskytė, jaunystė, guli, reiškia viso, tokia, žinai, kriautinė, viskas. И jisai, ну, что надо тебе, маленький? Ты сказал, мне бы поебаться. Ой, ёб твою, да ладно, раздевайся, ложись. Tas nusirengė, ten toks bibys, taip, хуяк ant 1,5 метра iškrenta, Боба, taip, слушайте, может, вы в рот хотите? Нет, в рот я и сам могу, мне бы поебаться. Tėvelis, sakyk, prašau, aš gražiai nupiešiau saulę. Kokia čia saulė, čia nuoga moteris, o ką nešilda? Po savaitgalio susitinka žvejys su medžiotoju. O žvejys sako,
medžiotojas klausia, kaip sekėsi? Baliai, sako, nepatikėsi. Kodėl? Pasakok. Įsivaizduoju, pagavau 1,5 kilogramo aukšlę. Eik tu. Sakau, aš 1,5 kilogramo aukšlę. Įsivaizduoju, mes šeimą pavalgėm, kaimynai pavalgė, katinas pavalgė, vos nepaspringo. Tu buvo aukšlė, 1,5 kilogramo. Jo, a tau kaip sekėsi? Man? Kaip čia tau papasakot? 1,5 kilogramo aukšlė. Mane. Gerai. Žodžiu, penktadienį vakarė sėdau į džipuką, žinai, toli nevažiavau, taip į miškelį, ten krūmokšnį tokie, žinai, pasvalinį. Upeliukas teka ten toliau. Pasėmiau šautuvą, žinai, užsitaisiau 2 grankulkės. Taip krūmus praskleidžiu, baliat, briedės, neįsėda 1,5 tonos kokios, stovi briedės. Tu nieko nestovi. Ragai, blet, medžiotojai supras, kad 500 taškų. Ragai, įsivaizduoju, po visas parodas gali važinėti, jau nebedirbti gali. Čia, visus prizus renki, pagrindinius. Čia, pizdėts, laimė, nusišypsojo. Tai ką tu, ką aš? Užsimečiau, žinai, taip tiesiai, čia kaip tylakai, stačiau Indijai, brikt, guli. O padėjau šautuvėlį, žinai, nuėjau iš džipuko Husqvarna pasiėmiau, žinai, įsikūrėm, sudarojau visą mėsytę, ragus, nupjojau, viskas tvarkojo, žinai. Kurva iš krūmo inspektorius, blėt. Tai ką tu? Jis va, matau, planšetę jau daro, iš snukio suprantu, kad nebesusitari. Suprantu, nei medžiotojo bilieto, nei licencijos šautuvui neturiu. Tai ką tu? Galvoju, dar vieną grankulkę yra, žinai, tam. Ant pečių taip užsimečiau inspektoriui, taip į kaktą. Irgi su tą pačią Husqvarną aš jį sudarojau, žinai. Atsinešiau lopetėlį, žinai, desantinį savo, aš desantiniam tarnavau, tu gėsimi. Užkasiau, viskas tvarkoja, lapelį, žinai, čia taip. Pažiūrėjau, kažkas krūmasi tik tai. O joptu, kas ten dabar? Aš dar 2 kulkas, žinai, įsimečiau grankulkės iš paskos. Akurat išbėgu laukimėlė, palapinė stovi lauželis, 2 dviratukai sustatyti, vienas prie laužo. O tas, kur krūmose buvo, jau rėkė tam. Saka, mačiau, kaip žmogų užmušė, sukapojo, užkasė, bėgam pranešim. Sukas ant dviračio ir važiuoja per tiltelį. Aš visą gyvenimą judančius taikinius labiau mėgau, žinai, šaudyti. Važiuoja per tiltelį, ką būtų, žinai. Dviratukus į upę sumečiau, tos datempiau iki laužo, žinai. Subožė dantys išmušiau, žinai, žiūrim, CSI kriminalistus, žinai. Rankas į laužą, kad piršto ant spaudų nebūtų, smirda, bet tai ką darysi. Ir viskas, kas toliau, ką tu, girdžiu, kad jau blicas kažkoks krūmose, joptvai, mat, kas ten? Koks nors sukas Staselis iš žurnalo Žmonės, bet aš už lopetėlės to, žinai. Akurat žiūriu, bėga, žinai, aparatūra, sunkiai, kanonas, bėga. Ir tik per medį šoką aš taip lopetėlę, taip, ir tiesiai, žinok, į stuburą, taip, kajak, perkėto viskas, porą traukulių, žinai, viso, guli gatas. Kanoną aš tą, aišku, sudaužiau, viskas tvarkoju, į upę sumečiau, į tą, žinok, dantys išmušiau, į laužą čia sumečiau, viskas smarvė, tą, žinai, palapinę sumečiau, viskas dega, nahui, viskas, galvoju, viso, eisiu. Jop, tvai, matė, autobusas atvažiuoja. Kaip, ką aš žinau, kaip, 40 skautų, žinai, pažyro, stovi, už nosų susėmėm, smarvė, žinok, kvapas, žinai, mėsos svilėsi. Įžiūriu pagrindinę skautę, jau pasislėpus autobuse, jau telefoną renka. Tas, tai ką tu, huigunu, blėt, mesk aušlės kilogramą, ar man skautų šaudė? Naujas Rusas pasistatė labai krūtą namą. Aiškiai, 300 miegamųjų, 56 virtuvės, ten vienam kambarį Karelijos beržo parketas, kitam raudonmedžio parketas, kitas marmuris, smegenys ant visų šitų lubų, kaip madinga Kaune, ten Murano stiklo liustros. Ir taip didysis kambarys, salionas, ten toksai židinys 9 ant 16 ir jis taip toli sėdė ant persiško kilimo, tokio itališkų vitelių, tokiam supamam krėslė, cigarą krato kubietišką ant kilimo ir taip su distanciniu valdymu taip židinį taip uždega, užgesina, taip uždega liūdnai, taip užgesina ir blecha, jis taip žiūri, kažko tai jam prie židinio kairiam kampe trūksta kažkokios tai detalės. Ir jis nueina pas savo klasioką, reiškia, kuris turi kuklę 4 aukštų antikvarinių
dirbinių parduotuvėlę, komisą. Ir jisai sako, nu čia reikia originalą pasakoti, nes kitaip nesiklausys. Jis taip ateina, sako, reiškia, klasioko vardas Moisej Borisovič. Nu, reiškia, žmogus armijoje netarnavęs, viskas aišku. Jisai ateina, sako, слушай, Моня, ты меня, наверное, не помнишь? Мы с тобой учились в одном классе. Помнишь, ты мне давал списывать математику, я тебе давал списывать физкультуру. Ну, короче, Моня, мне нужна какая-нибудь крутая вещь возле камина. У меня что-то не хватает. И tas iš karto primetė, išneša tokią seną nutriušusią vestuvinį būgną. Sako, Моня, что за херня? Sako, Васек, это очень крутая вещь. Понимаешь, тут предыстория нужна. В средние века в Италии жили такие братья Страдивари. Так они делали самые крутые в мире барабаны. Что, точно крутая вещь? О чем ты говоришь, Васек? Первая половина 16 века. Что ты мне мозги пудришь? Что ты мне одну половину даешь? Давай мне вторую половину, 2 половины. Васек, это длинная история. Ну, короче, вещь крутая. Сколько стоит? 20 000 евро. Давай, все, беру. Нет, точно хороший? О чем ты говоришь? Ну, Страдивари, ёпты. Васек, все беру. То есть, стать это. Кампia žiūrisi, jisai, prie to žydinio susikvietė Hebrą į įkurtuvės. Atvažiuoja irgi visi tokie pacanai, visi čia paauksuoti batai, Porsche, Bentley, viskas susirenka, šilkiniai kostiumai įvairių spalvų. Vasiokas pasitinka jos prie durų, taip su distancijų atidaro duris, atsidaro duris, visi įeina. Бля, Васек, да. Отделал ты вот это, у тебя хорошая комната, это мне нравится. Да, на туте, смотри, мебель, это, слушай, Ван Гог какой-то на стенке. О, семечки хорошие, слушай, Васек, нравится мне это. А не кажется, что эта комната у тебя чуть-чуть маловато какая-то? Погодите, пацаны, мы еще из лифта не вышли. Это... Atsidaro liftas ir, blėt, atsidaro oazė, elniai, dėmėtė, laks, tu ten visokie sabalai, po medžius laipėjo, voverytės, kažkur tai girdisi toli, kažkur Rinkevičiaus simfoninis groja, kitur prie saunos, kažkur tai Pugačiovas, su Kirkorovу. Ir jis sako, пацаны, заходим сюда, ateina taip su distancijų, Abu Simbel nupizdinti vartai iš Egipto, tai atsidaro. Да, Васек. А что ты не говорил, что янтарная комната у тебя? Я тут давеча летом закупил Калининградскую область, думал, покопаюсь, янтарную комнату найду. Да, смотрится, Васек, да, Васек, слушай, а что там за херня у тебя в углу стоит? Так сказать, пацаны, тут предыстория нужна. Понимаете, пацаны, в средние века в Италии жили такие братья жили Страдиварии. Так они делали самые крутые в мире барабаны. Все, как Васек, ты что, охуел, что ли? Потому что Страдиварии, они делали скрипки, а не барабаны. Чего? Ну, Серега, скажи ему! Скажи, что мы давеча смотрели по Discovery документальный фильм, так там сами Страдивари, они рассказывали, что они делали скрипки. Стряхни пыль с ушей, на кого тюбик давишь, ты на кого булку крошишь. Иди застрели того, кто тебе это продал. Та сусідėjo duslintuvą išėjo. Posavaitės, ta pati Hebra susirenka, šiaip pagert, daino šokė estrada, nu, viskas. Ateina į tą patį kambarį, žiūri, 2 būgnai jau stovi. Бля, Васек, слушай, ты не въехал? Те же нормальные люди, культурно воспитанные, они тебе объяснили, что Страдивари, они делали скрипки, а не барабаны. Пацаны, я вам признаюсь, мне знающий человек, бывший академик Моисей Борисович, мой однокашник, под дулом пистолета сказал всю правду, что Страдивари, они для долбоебов делали скрипки, а для пацанов они делали барабаны.
tokia paprasta istorija, reiškia, pajūris ir kažkur už 2 kilometrų nuo jūros stovi tokia nedidelė salelė, kur stovi švyturys, ir tam švyturį gyvena švyturio saugotojas. Staiga švyturio saugotojai ateina registruotas laiškas ir iš pašto tas privažiavo su dviračiu, net audra, aфиgena vėjas, pučia, sėda į valtelę ir hujarina link švyturio 2 kilometrų. Kiek jisai nufigal, tiek jį atgal atpučia. Jis varo, 6 valandas pizdolina link tą švyturio. Mane prisiparkuoja laisvė. Tą švyturio dum, duris susilaukęs, stovi švyturio saugotojas. Ką darė? Jėpsek! Ko norėjau? Ne, aš padėjau. Блядь, нахуй. Лайшkas регистрацijas. Čia, блядь, pasirašyk, pizdu, nahui. Jopsiu, susipizd galima, čia, блядь, gyvensi. Klausyk dabar taip. Nusišypsai ir pasižiūrė į mane. Sušypsė, su šypsena. Nes dar vieną kartą tokiu žvilgsniu pasižiūrėti į mane, aš užsisakysiu kokį nors dienraštį. Dingo juodas didelis diplomatas. Radusius prašom parvesti į Nigerijos ambasadą. Šustriausi šapro ikrai. Ama, ką tu darytum, jeigu tu turėtum milijoną? Nieko nedaryčiau. Kaip tai nieko? O kam? Šustriausi šapro ikrai.